paskutinis unikos karas. Labą dieną, gal galim sutrukdyti? Prašom. Žinot, kokia diena buvo lapkričio 16 minima? Taip, laisvės diena. Ne. Tolerancijos diena. Tolerancija. Aha. Gerai. Labą dieną, gal galim sutrukdyti trumpam? Labą dieną, gal galim sutrukdyti trumpam? Labai trumpam. Ar žinot, lapkričio 16-ąją kokia buvo minima diena? Gerai pagalvoti. Solidarumas. Tolerancija. Daugmaž tas pats. Ar jūs patys, tarkim, kai pamato tokias subkultūras vaikščiojančias Naująją Akmenę, ar kur, kaip jūs reaguojat? Nu taip, žinai, kas jį nematyti, viskas įdomu. Bet šiaip neperinat į kitą gatvės pusę dar ką nors? Nenustepsi gatvį. Čia imkit pasiskaityti. Va. Ačiū. Dėkui. Labą dieną, gal galim trumpam sutrukdyti? Žinot, kokia buvo lapkričio 16 dieną? Ne, ačiū. Ką minėjom? Nereik, gerai. Mes tik paklausim, mes nieko nekišim, ten nesektant esam. Tiesiog yra tolerancijos diena buvo ir mes dabar kaip apsirengėm tiesiog kaip subkultūrų atstovai. Ir mums įdomu, kaip žmonės reaguoja į kitokius neįprastai jaunimą. Ačiū. Dėkui. Pavyzdžiui, žmonės nėra labai tolerantiški tokiom subkultūrom, nes jiem atrodo, kad visi yra velniai. Nu va, visi yra tokia tolerancija. Galim tada pakalbinti? O kas čia dabar? Ar galim pakalbinti? Iš pradžių turite atsakyti. Zuiki, nu kad dabar mėst ragelė, nes tokia gražiai irgi panikė šneku. Gal aš to perskambinti, gerai? Čia man prekyba dvi panelės gražios. Gerai, tvarkoj, nu. Norėjome jūsų paklausti, ar žinote, kokią tarptautinę dieną minėjome lapkričio 16? Lapkričio 16? Tarptautinė diena, žinau, kad šiandien dvi šventės yra. Televizijos diena ir sveikinimuose diena. O lapkričio 16. Vanut! Okei. Aš net paklausiu, sakė. Labą dieną. Labą dieną. Žinau, kad tavo pagalbos. Taigi, ar žinote, kokią tarptautinę dieną minėjom lapkričio 16? Nu šokas, prieš kelias dienas, šiandien 21. Nu, ne. Tai buvo tolerancijos diena. Taip. Tolerancijos diena, bet šokas. Atsimenu, buvo tokia. Ką jūs žinote apie toleranciją? Nu, apie toleranciją, nu tai pagarba žmogui. Kaip jūs reaguojate, tarkim, pamatę gatvėje tokias subkultūras? Keistai atrodantį. Man labai patinka, kai žmonės keistai atrodo. Labai gražiai. Jie yra tokie vienodi kaip turgui visi. Vienodi. Taip, labai gražiai, tokias simpatiškas tokias. Jo, kaip penkios moteris eina su vienodom striukėm. Čia yra išskirtinė apranga ir man tai asmeniškai. Ne, man jeigu, pavyzdžiui, labai gražu, taip. Tai jeigu jūsų vaikai, tarkim, sugalvotų, taip, nu tai gražu tokių. Tai aš visada savo dukrai sakau, kad būk išskirtinė, ne tokia kaip kitos. Fly, baby, fly, reaching the stars above, touching the sky, baby.